Yes. Sveiki, Gabrielė. Sveikinu su jumis šiandien vakare, jau atšventę gimtadienio dieną nuo ryto iki vakaro ir tikrai pilna emocijų diena, nuo rytinio graudulio skaitant sveikinimus, mokytojų, tėvų, komandos narių. Ir taip pat teko garbė ir proga pakalbėti su mūsų senbuvio mokinio mama Ryte. O dabar noriu pakalbinti jus, ganėtinai naujai prisijungusius. Labai norisi išgirsti jūsų istoriją ir šią dieną užbaigti, mažiausiais mokiniais mūsų pasakoje. Tai papasakokite, kada jūs atėjote į pasaką ir kokia jūsų pasakos istorija. Tai labas vakaras, labai ačiū už pakvietimą pasidalinti. Labai džiaugiuosi pagaliau galėdama kažkokį tokį žodį pasakyti, nes visą laiką norisi tą visą laiką palikti vaikui, kad jisai tik tai susirptų tą visą informaciją ir žodžius, ir žodžiu, kuo ten mažiau kištis, nes taip viskas labai gerai sekėsi. Tai mūsų istorija tai tokia. Kodėl mes ne senbuviai? Todėl, kad aš ir pati mama nesu senbuvė, dar mano vyriausiam vaikui 4 tik, o pasakoje lankytis virtualiai jis pradėjo 3,5 metų maždaug. O istorija tai tokia, kad kaip ir visi 3-mečiai turbūt labai daug klausinėjo, labai daug visokių buvo kodėl ir tiesiog pradėjau galvoti, kaip čia būtų galima jam daugiau šiek tiek tos informacijos, šiek tiek kažkokių naujo žodyno, neskaitant, kad ne viskas būtų, taip sakant, tik mano balsu ir mano iniciatyva įrašyta, nes gyvename tokioje aplinkoje, kur aš esu praktiškai vienintelė atsakinga už lietuvių kalbą. Neskaitant kai kurių pažįstamų. Tai tiesiog tą tokią kaip atsakomybę, kuri kartu yra man kaip ir džiaugsmas, jaučiu labai ant savo pečių, bet ne kaip naštą, tokį labiau kaip tiesiog tokį kaip tikslą, kad tą kalbą gražiai pateikti tokiam mažam smalsiam vaikui. Tai taigi, nuo tų klausimų, kai jau, taip sakant, įsiskaudo galva, pradėjau galvoti, ką čia daryti ir pasidomėjau, radau visokių labai gerų patarimų apie pasakos mokyklą ir kažkaip ilgai galvojau, kaip čia ar pradėti ar nepradėti, kaip čia seksis prie to ekrano, bet kai tik pabandėm tą grupę, kuri yra kur daugiau vaikų, nežinau kaip vadinasi, tos grupinės Taip, bandomosios pamokėlės turbūt. Taip, tos bandomosios, tai vaikui labai patiko ir kažkaip galvojau, kaip čia mums seksis, taip jau kiekvieną savaitę sąžiningai, bet galiausiai taip viskas gavosi, kad vaikas jau pats pradėdavo prašyti ir klausti jau kada bus pamokėlė, ar šiandien, ar rytoj. Tada jau pamačiau, kad yra susidomėjimas didelis. Ir žinoma, labai daug visko naujo išmokta. Tai vat po kelių tokių grupinių užsiėmimų kursų, po kelių tokių kursų nusprendėm, kad visgi gal netgi ir būtų mums geriau, patogiau, smagiau ir privačiai pasimokyti. Tai dabar vaikas mano mokosi privačiai, kiekvieną savaitę lygiai taip pat laukia, lygiai taip pat klausinėja. Ir nežinau, kažkaip labai taip įsivažiavom visai gerai ir jaučiu tokį didelį skirtumą, kai prisijungiam į pamokas ir kai prisijungiam kalbėti internetu su seneliais, tai yra visiškai kitas susidomėjimo lygmuo, visiškai kitos temos ir tiesiog kita informacija pasiekia vaiką ir todėl jo yra ir santykis visiškai kitas. Labai įdomu klausytis, tai gal galit papasakoti, su kokia mokytoja mokotės individualiuose dabar pamokėlėse ir ar tą santykį ir su mokytoja pavyksta glaudesnį galbūt užmegzti tokiu būdu. Tai norėtųsi išgirsti
Ir apie pačias pamokėlės, kaip jos vyksta, ką veikiat, kad galbūt kiti, kurie tėvai klausysis, įsivaizduotų šiek tiek plačiau, kągi tie patys mažiausi 2-4 metų vaikai veikia, pasakoja, kokias jie ten ar pratybas rašo, ar skaito, na, žodžiu, savo patirtį papasakokit. Tai labai smagu, kad mano vaiko kažkas klausinėja, kad ne tik mano vaikas visų klausinėja, tai man tai labai patinka, toks kaip palengvėjimas, tai taip yra užduodama labai daug klausimų, visą laiką yra dalyvis įtrauktas į pamoką, taip, tai nieko tokio, jeigu kartais ir užsisvajoja, visiems visko nutinka, bet tiesiog taip sudarytas pamokų planas man pasirodė, kad nelabai yra kada ten užsisvajoti, nes jeigu jau ten ne dvimetis, mano pradėjo, kai 3-metis, buvo 3 metų vaikas ten kažkur nusisuka, tai tuoj ten bus kokia daina sudainuota ar kažkoks paveikslėlis išmestas į ekraną, ar paklaustas kažkoks klausimas, kurių tikrai norės atsakyti, nes ten taip viskas įdomiai sudėliota. Tai toks pirmas įspūdis yra tikrai labai labai interaktyvi programa. Ir tas mokymasis, jisai toks yra per žaidimo formą, kas ir turėtų būti tokiame amžiuje, tai yra vienintelis turbūt įmanomas kažkoks toks, tokia pagalba vienintelė įmanoma tokio amžiaus. Taip, tai man pačiai kaip muzikai labai imponuoja tai, kad pamokos pradedamos nuo dainelio, pabaigiamos su dainelėmis. Mokytoja Julija groja pati kanklėmis. Tai yra nuostabus instrumentas, kurio mes dėja, kur gyvename, čia jo neturime, bet jau mano sūnus sakė, kad viskas, kai nuvažiuosim į Lietuvą, dabar norėsiu aš pagroti kanklėm kažkokiu būdu. Tai įvyko ne tik tai kalbinis įkvėpimas, bet ir muzikinis, tai labai šiaip miela. Tikrai. Taip, visiškai toks tiesiog. O pats santykis, kaip klausėte, tai aišku, yra tiesiog labai draugiškas santykis, per kurį ir tas vaikas prikviečiamas išmokti kažkokiu tai naujų dalykų. Man kas labai patinka, kad yra temos labai aiškios, kiekvieną gal kas 2-3 savaitės yra tiesiog tema ir jinai yra kartojama. Nes kartais tokio amžiaus vaikams ten viena ausį išeina, į kitą išeina, bet kai pakartojama, tai tada jis visiškai gerai atsimena. Ir pastebėjau dar vieną tokį pedagoginį niuansą, kad vaikų yra prašoma pakartoti kažkokį sakinį. Tai tas irgi yra labai gražu, nes jau kai vaikas naujai ištaria, pats kažkaip netgi ten gal ir švepluodamas, bet pabando tą naują žodį ištarti, tai žinoma yra visiškai kitoks tas toks išlikimo efektas. Iš tikrųjų, mokytojas taiko įvairiausius metodus, daineles ir tikrai 2-mečiai, 4-mečiai nerašo ir neskaito, bet jie mokosi per žaidimą, per interaktyves užduotis ir bando tą lietuvių kalbą prisijaukinti jiems patrauklia forma. Tai net ir mažiausi gali mokytis kalbos ir aišku, gali kilti įvairiausių iššūkių, kad jie laksto, bėgioja, atrodo nesiklauso, nieko negirdi. Bet po kurio laiko pastebi, kad tikrai atkartoja kažkokius žodelius ir išmoksta naujų dalykų taip nepastebimai, nors atrodo pamokėlė viena į savaitę. Tai iš tikrųjų tie vaikai yra labai imlūs dvikalbiai ir greitai pagauna ir gali savo žodyną plėsti tiesiog žaibišku greičiu. Tai baltai pavydžiu tiems mažiukams gebėjimo greitai mokytis kalbų. Ir šiandien mums labai ypatinga diena, nes mes švenčiam tą 5-ąjį gimtadienį. Ir kai prieš tai kalbėjau su paauglio mama, ji mums prilinkėjo labai daug gražių dalykų ir žinau, kad ir jūs taip pat norite pasakai kažko palinkėti, tai kviečiu palinkėti. Tai žinoma, aš tai labai labai linkiu, tai visų pirma, tai sveikinu, kad apskritai tokia idėja gimė ir
bent jau taip atrodo, kad yra labai labai sėkminga. Tai sveikinu, nes tai yra pakankamai originali idėja, nes emigracija tai nėra kažkokia nauja labai tema Lietuvoje ir pas lietuvius, tai vat, o tas kalbos mokėjimas, nešimas ten nuo visų knygnešių laikų, tai visą laiką buvo aktualu, o dabar viskas yra kitaip, greičiau, pasiekiamiau, bet vat, pati mokykla, kad tokia yra susisteminta ir taip yra labai paprasta jūs pasiekti, tai vat su to ir sveikinu, su pačia idėja, o ko linkėčiau, tai kažkaip man pačiai, galbūt kaip mamai, būtų smagu gal kada nors, kad mano vaikai galėtų tą visą virtualią bendruomenę sutikti, gal Lietuvoje, gal kažkur kitoje šalyje, kad gal kažkokiu būdu kažkada susiburs kažkokios grupės, gal koncertai, gal mes galim, nežinau, kažką bendro padaryti, kad tai iš tos virtualios mokyklos kartais, galbūt ne visada, virstų į kažkokią bendruomenę, kuri šiaip irgi yra labai labai svarbi. Ir tiesiog tokia mano kaip svajonė būtų, kad aš sakyčiau, va, sūnau, kalbėjai su mokytoju, o dabar einam, paklausysim, nežinau, kokį kanklių koncertą ar kur nors važiuojam. Visi pasakos vaikai, kurie atostogauja Lietuvoje, staiga mes ten susitinkam kažkur Nidui ar Kernavėj. Tiesiog tokia svajonė būtų. Tai va toks linkėjimas, kad dar daugiau susiburtumėm. Ačiū labai, žinokit, tas linkėjimas skamba ne pirmą kartą ir tikrai tėveliai labai nori to gyvo pasimatymo ir pasakos komanda visaip suka galvas, kaip, kur, kada padaryti. Ir galbūt startuosime pikniko formą, tiksliai negaliu pasakyti kada, bet mes dirbsim ir įdėsim visas jėgas, kad tas gyvas susitikimas įvyktų. Žinoma, kai visa bendruomenė išsiblaškiusi po visą pasaulį ir rasti tinkamą dieną ganėtinai sunku, bet jūsų svajonė ir mūsų svajonė yra. Ir žinau, kad vaikai, kai kurie susitinka, savo mokytojas grįžę į Lietuvą, tiesiog susirašo ir susitinka. Tai jeigu jūs turėsite galimybę ir norėsite, tai tikrai galite parašyti ir savo mokytoją, ir bent jau mokytoją apsikabinti. O visus kitus aš irgi labai tikiuosi, kad bus galimybė pamatyti, ar stovyklos forma, mintis nauja apie koncertą, gal irgi visai nebloga, teks pagvildenti su visa komanda per artimiausią posėdį. Ir aš taip pat noriu Jums padėkoti, kad esat pasakoje, kad mus iš tikrųjų palaikot ir nuoširdžiai bendraujat, bendradarbiaujat, atrodo, iškyla kažkokie reikalai, mes galim greitai surasti išeitis ir su tokiais tėvais kaip jūs yra nepaprastai lengva ir malonu bendrauti. Ir žinokit, kad mes esam čia ir visada galėsim padėti ir jums, Gabrielė, ir kitiems tėveliams. Ir nors gal sunku prisibelsti iki mūsų, nes neturim kabineto, neturim durų, į kurias galima pabelsti, bet tikrai esam visuomet pasiruošę padėti, ko galim. Ir tikimės, kad tie dvikalbystės iššūkiai, nuo mažų dienų, jie nebus sunkiai įveikiami, tai pradėjus mokytis. Tai iš tikrųjų ir jums linkiu, ir ištvermės, ir kuo didžiausios sėkmės mokant savo sūnų gražios lietuvių kalbos. Tai labai ačiū, kad esate to dalis ir nieko baisaus, kad nėra kabineto, nes kartais internetu prisibelsti dar lengviau, tai viskas gerai ir kiek tik leis laikas, galimybės, tai tikrai toliau tęsime ir rekomenduosime kitiems, kam aktualu. Dėkoju labai Jums už pokalbį ir linkiu gero vakaro. Gerai, dėkui, viso geriausias.